Plastifikatorius BMP skirtas visų tipų statybinių skiedinių plastifikavimui. Ypač efektyvus mūro skiediniams ir išoriniams tinko skiediniams. Visiškai pakeičia dažniausiai naudojamus plastifikatorius, tokius kaip kalkių pasta statybiniuose skiediniuose. Populiarus betono plastifikatorius. Pagerina statybinių skiedinių ir betono apdirbamumą, struktūrą ir ilgaamžiškumą. Plastifikatorius BMP yra tamsios, gintaro spalvos milteliai su dervos kvapu. Milteliai yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, kurią sudaro organinės kilmės, daugiamolekulinis cheminių medžiagų mišinys ir gerai tirpsta vandenyje. Jis keičia, tai reiškia, veikia pagrindinės medžiagos savybės, į pagrindinę medžiagą įtraukia orą smulkių mikroskopinių burbuliukų pavidalu, o tai savo ruožtu plastifikuoja pagrindinę medžiagą, skiedinį, betoną ar bet kokį pastos pavidalo mišinį, padarydamas jį lengvai apdirbamą ir atsparų šalčiui. Užtikrina mūrijimo darbų atlikimą iki +2 laipsnių Celsijaus žemos aplinkos temperatūros. Greitas veikimo laikas. Priedą įmaišoma į statybinį skiedinį maišymo proceso metu tiesiai į skiedinio maišyklę arba ištirpinamą cheminį priedą skirtame maišyti vandenyje. Skiedinio maišymui skirtą vandens kiekį sumažinkite 10%. Priedas yra suderinamas su kitais cheminiais priedais, tokiais kaip Prof, Spät, Wintermits, tačiau statybinio skiedinio mišinyje juos reikia įmaišyti kiekvieną atskirai. Priedą galima naudoti visų tipų Portland cemenčiams, įskaitant ir atsparius sulfatams Portland cemenčius. Priedą galima laikyti neribotą laiką. Priedo sunaudojimas - viena pakuotė 16 gramų 40 kg cemento. Gaminami plastifikuoti statybiniai skiediniai ir betonas. Laikyti gerai vėdinamose patalpose, pakuotę laikyti sandariai uždarytame originaliame įpakavime. Saugoti nuo vaikų. BMP milteliai ir jų sukeliamos dulkės tiesioginio kontakto metu gali sukelti odos ir akių uždegimus. Taip pat galimas kvėpavimo takų dirginimas. Dirbant su BMP plastifikatoriumi, naudokite darbo apsauginius drabužius ir mūvėkite guminės arba polivinilchlorido apsauginės pirštines, avalynę ir prijuostę. Kvėpavimo takų apsaugai naudokite respiratorių, taip pat rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais. Sėkmės darbuose.